Jis ir trumpas, ir lengvas. Geltona, žalia, raudona. Okay, let's go. Sveiki gyvi ribokai. Kaip matot, šiandien bus video iš balkono. Taigi nusprendžiau persidaryti savo senuosius svingus. Dabar aišku vieną komplektą naudoju Fox'u, jie irgi su greita jungtim. Tai tie vis norėjau anuos darytis ant čia, bet tiesiog pagailėjau. Tai nusipirkau kitus iš AliExpress, tuoj parodysiu. Esmė, kad šita jungtis magnetinė, man labai patinka, jį ant šito stovo visą laiką pas mane lieka ir tik atvažiuoji ir prijungi staigiai. Ir niekada neiškrenta nuo kibimo ar kažkas tikrai gerai laikosi. Turi į šoną pakreipęs, trauk, tada ištrauki, bet šiaip labai gerai laikosi. Tik kita bėda, kad jis ir trumpas, ir lengvas. 14 gramų rodo. Ir nusipirkau dabar iš AliExpress kažkokius Harisi. Jisai yra be jokio lėdinio specialiai, kad iškau, kad neįtų kabelis per vidurį. Jisai yra plieninis strypas ir ganėtinai šiaip rankoje jaučiasi svoris, kad už tą ryškiai sunkesnis. Galim pažiūrėti. 34, tai daugiau nei dvigubai. Tai ir esmė, kad jisai irgi tokia tipo greita jungtis, bet iš tiesų jinai yra ant sriegio. Galėtum ir taip pasilikti ant stovo ir atvažiavęs įsisuk, bet faktas, kad tas sriegis vis tiek kažkada susisukės ir bus reikalų. Tai ką aš nusprendžiau padaryti? Nupjauti ties šitą vietą išplatėjimo ir sudildę jį nusiploninti iki 2 mm berods, kad būtų skersmuo. O būtent šitame yra, čia jis išsisuka ir jį galima būtų įsukti čia. Ir turėčiau gerą svingą, normalaus svorio su greita man patinkančia jungtim. Tai va, įdomu, ar gausis. Suprantu, kad šis video tikrai nebus daugam aktualus, iš tiesų daugumai, bet jeigu turit tokius svingus, šiaip mačiau žmonės, kad jų dar šiaip ieško. Šiaip gal ir viskas veis neblogai, kada žvejoju arti, bet vis tiek trūksta svorio ir man ilgio. Tai man sezoną žvejojau beveik, bet daugiau nebenoriu šio. Ir aišku, jeigu man pavyks tai pasidaryti viskas, tai aš belia kada galvutę galiu pasikeisti, tiesiog susisukti. Tai gal kas nors turit ir vat, man šovė tokia mintis. Aš šitos svingus sumokėjau 4 iki 20 eurų. Tai turėtų pagal mane gautis visai neblogai. Na, čia tokia pirminė vizija. O kaip bus, pamatysim. Žodžiu, parodysiu, kas gausis. Dabar tuoj pradėsim pjauti. Žiūrėjau, kad visai gerai nukirpti, nereikia pagreitino procesą, tik tai, kad paplonintai reikia skersmenį. Baigiau. Šiaip užtrukau labai neilgai, gerų 20 minučių. Viskas atrodo gamykliškai, visiškai. Čia netgi jau perdarytas. O šis gamykliškas ir yra. Prašiausiai, kad aš turėjau tik tai 3 svingus, turėjau 3 greitas jungtis, tai pasidariau 3. Geltona, žalia, raudona. Šitie keliaus į lietuvišką mano komplektą. Nu ir ką, pažiūrim, kiek čia svorio, aišku. Tas pats nieks nepasikeitė, 3-4 buvo. 3-2. Nu, geriau nei 14. Šiaip jaučiasi ganėtinai normaliai, svorio turėtų būti tikrai neblogai. Ir ką, atvažiuoji, šitą prisiskiš ir prie stovo. Pas mane taip pat greitas jungtis yra ir signalizatorių, tai
ant šito ausiską jau greita jungtis į laiką, tai atvažiuoji, įdedi signalizatorių ir įdedi greitai svingą. Viskas labai greitai, viskas gaunasi, sutaupo daug laiko. Manau, kad pasiteisina šitas mano menkas projektėlis. Nu ir ką, jeigu kažkas turi tokius, tai manau, kad verta perdaryti. Nežvina.